Savo veikloje vis dažniau naudojame elektros energiją pagamintą iš atsinaujinančių elektros šaltinių. Tai ir iš saulės jėgainių, ar iš vėjo jėgainių. Ir tai atrodo, tokia kaip utopija, nes bene prieš kokį 30 metų nebūtume pagalvoję, kad tai galėtų būti mūsų kasdienis dalykas. Nenuostabu, kad šiandien žinių klube lankosi kolegos iš Solar Plant, Justinas ir Paulius. Žinot, pavasarį saulė vis aukščiau ir aukščiau. Ir su kolegom pakalbėsime plačiau apie saulės elektrinės, saulės energiją. Ir norėčiau pradėti turbūt nuo Justino ir norėčiau tokį gal provokuojantį klausimą paklausti. Ar yra galimybė teorinė ir praktinė, kad saulės energija pakeis įprastus šaltinius? Taip, tai visų pirma, ačiū Erika, kad pasikvietėt mus. Malonu sudalyvauti. Ką dėl saulės ar pilnai pakeis, tai greičiausiai gal ne, bet vis labiau žiūrint į pajėgumų plėtimus Lietuvoje, tai turime jau beveik 14 gigavatų rezervuotos galios tinkle ir ką tai reiškia, kad stipriai keliaujam į tą atsinaujinančios energetikos gamybą Lietuvoje. Turim puikią geografinę lokaciją čia, kada vėjas su saulė puikiai sugroja ir gali gaminti pakankamai lygiai. Tai saulė viena tikrai neužkeis, nes turim ir žiemas, ir tamsius dienos laikotarpius naktį, bet kombinuotai tikrai galim daug ką užsidengti ir užsidengsim ir kaip Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas sako, galėsim ir eksportuoti į užsienį. Tai čia geros žinios ir Lietuva puikiai eina ir keliauja į šitą pusę kaip atsinaujinančios energetikos šalis. O kaip manot, dabar saulės jėgainės labiau eina į priekį ar vėjo jėgainės Lietuvoje pagal populiarumą? Turbūt priklauso nuo segmento, kuriam, ne? Jeigu imsim namų ūkius, tai tikrai saulės energetika, čia vienareikšmiškai. Jeigu imsim verslus, taipogi, bet jeigu žiūrėsim plačiai į visą tinklą, į didesnės generacijas, į nepriklausomos elektros energijos tiekėjus, tai tikrai daug yra investuojama į vėjo energetiką ir jinai visgi gigavatais, ta apimtim gamybos, tai tikrai yra gerokai pirmaujanti vėjo elektrinių statyba. Bet iš tikrųjų turbūt saulės jėgainės daug paprasčiau yra įsirengti negu ir kaštai mažesni ir jeigu kalbant apie fizinius asmenis. Tai fizinius asmenis tai vienareikšmiškai, tai yra pakankamai paprasta sistema saulės elektrinę pasistatyti ir aptarnavimas gerokai patogesnis, paprastesnis, nėra sukančių detalių, tai viskas yra gerokai paprasčiau. Vėjo energetika turi savo iššūkius. Pauliau, čia jau Justinas užėjo į tas namų ūkius. Ir apie saulę ir nepaminėjo, kad mes nesidžiaugiam kiekvieną dieną saulės teikiamais malonumais, bet tikrai daug diskutuojama, kaip čia tokioj šalyje, mes esam šiaurėje, tos saulės tikrai mus nelepina, ne Ispanijoje gyvenam, ar ne. Tai ar apsimoka namų ūkiuose, namuose įsirengti jėgainę ir tos elektros pakanka, ar kompensuojasi, nes vis tiek investuoja, kaštai yra, ar jie atsiperka ir trumpalaikiam ir ilgalaikiam periode. Iš tikrųjų, ir po tokios pilkos žiemos mes matom pagrįžtančią saulutę, tuo džiaugiamės, daug važinėjom per Lietuvą. Tai visus tuos projektus, kuriuos mes renginėjom, vis tiek mes skaičiuojam, kiek ta elektrinė sugeneruos per metus laiko. Ir daugiau mažiau vidurkis Lietuvoje yra apie 900 kWh iš 1 kW sugeneruojamosios elektros energijos. Tai kad ir koks tai būtų projektas, mes paskaičiuojam, bet iš principo 900 yra gan geras tas vidurkis Lietuvos sąlygomis. Užtenka. Tai čia paprastiems žmonėms, nes jūs čia, žinot, kalbatės ten tokiais skaičiais, bet mūsų žiūrovai yra visokie, aš nebejoju, ūkininkai, vyrai tikrai ten, kurie įsigilinę žino, bet mums čia paprastesniems žmonėms. Tai užtenka, ar ne? Iš principo vis tiek mes kaip skaičiuojam, analizuojam duomenis visų pirma pagal vartojimą, kai skaičiuojam elektrinę, kokios reikėtų namų ūkiui. Tai tikrai skaičiuojam, kad gaminsim nuo kovo iki spalio imtinai.
jau ten gruodį, lapkritį, sausį, vasarį taip gaminsis, bet tai yra tikrai nedidelis kiekis elektros, kurį pasigaminsim iš saulės elektrinės, bet pilnai užtenka. Vėlgi, namų ūkis gali pasisaugoti dar elektrą, ne? Tai reiškia, pagaminta perteklinė elektra pasidedama atseit į tinklą, kur po to žiemą mes jį susivartojam. Tai 10 kW elektrinė tikrai gali gaminti 9000, netgi 10 000 kWh per metus. Na, o namų ūkis reiktų skaičiuotis, bet vidutinis namų ūkis tai tikrai to užtenka ir pakanka. Taip, tikrai matom, kad pravažiuojant, kad prie namų, ant stogų visur yra tos elektrinės, kur dažniausiai namų ūkiai tvirtinasi. Saulės modulis, tai be abejo dažniausias ir ko gero pastebimiausias įrengimo būdas yra ant stogo, kuomet yra panaudojami pastatų stogai, ypatingai, kad tie pastatai yra aukščiau, tai nesukelia papildomo šešėliavimo moduliam iš medžio ar kitų pastatų, bet nieko nenusileidžia ir elektrinės ant žemės, tiesą pasakius, jūs generuoja net ir daugiau negu tos, kurios yra ant stogų. O kaip, žiūrėkit, yra su žemės ūkiu, ar ne? Tai tikrai rašiau jūsų puslapį ir mačiau įdomius visai projektus, ar ne? Tokius gal ir, nežinau, neeilinius sprendimus. Tai ūkininkai vis dažniau savo gamybos tas kaštus mažindami statosi saulės jėgainės. Tai tikrai turim gražių pavyzdžių iš tikrųjų ir keletoj turbūt top 10 Lietuvos didžiausių ūkių esam pastatę saulės elektrinės ir tikrai džiaugiamės šitą partnerystę su mūsų klientais. Tai tikrai statosi, tikrai apsimoka, atsipirkimas yra tikrai geras. Turbūt joks įrengimas ten perdirbimui ūkyje taip greit neatsiperka kaip šiandien dienai saulės elektrinė. Vėlgi, elektros kaina nėra statinė, jinai gali kisti, turbūt labai istoriškai žiūrint, jinai niekada nepigo ilgajam laikotarpį, visada vis tiek net ir sufluktavus tai kainai, kaip mes turėjom prieš kelis metus, tai yra didelė ta kaina, kur visi čia išsigandom, kas čia bus, jinai pakrito, bet jinai tikrai negrįžo į pirminę stadiją, iš kurios jinai pakilo, taip kad elektrinės atsiperka. Tikrai jas diegiasi mūsų klientai, mes draugaujam ilgalaikiai partnerystėje, atsiduriam kartu ir sprendžiam visas klausimus susijusius su efektyvumu, tvarumu energetikoje. Tai matom susidomėjimą ir toliau statom, bendraujam, važiuojam ir statom ūkininkams. O įrenginėt ant pastatų ar irgi ant žeminės, ant žemės? Visaip. Aišku, populiariausia ant stogo visgi daryti, tai yra kaina gerokai, vadinkim, mažesnė, tai mažiau reikalinga konstrukcijų, metalo to pačio, bet gerai Paulius ir pasakė, ant žemės elektrinė dėl jos vėdinimo jinai generuoja šiek tiek daugiau per kilovatą, ant stogo šiek tiek mažiau. Tai čia pasirinkimo klausimas. Kartais žmogus nenori tiesiog ant stogo turėti elektrinės, sako, mano stogas, čia nieko ant jo daugiau nebus, kaip čerpė, pavyzdžiui, ne? O statosi ant žemės, tai ūkininkai turi tą prabangą, turi tos žemės ir jeigu galimybės leidžia, statom pilnumo ir ant žemės. Aš dabar galvoju, kad ir čia mes prieš tai plėpėjom, kad visi čia dabar keliavom po visą Lietuvą, tai mes irgi turim tokių pavyzdžių, kalbame su ūkininkais, kad irgi pats paminėjai apie tą krizinį momentą, ar ne, kai ta elektros kaina buvo labai iškilusi, tai ūkininkai pasako, kad ypač kas turi perdirbimą, kuomet neturėjo elektrinės, sako, turim derlių, jį reikia, šiuo atveju uogas, jas reikia šaldyti ir netiduoti iš karto perdirbėjom kitiem, tai sako, vos infarkto negavo. Tai buvo turbūt pirmas žingsnis išsikapšius iš tos minimalios, ne minimalios tos krizės ir įsirengė elektrinės ir sako, tikrai nesigaili ir apsimoka ir kitiem rekomenduoja. Ir ar brangu įsirengti tas elektrinės? Ar brangu ir šeimos ūkiui, ir ar brangu ir ūkiui? Ar tai, aišku, turbūt čia vėl nuo tavo poreikių priklauso, bet...
verta ko gero paminėti tuos standartinius kartotinius projektus, kurie atsikartoja. Tai reiškia, dažnai pasirenkama elektrinės galia fiziniuose namuose yra 10 kW. Tai 10 kW ant stogo, daugiau mažiau nepriklausomai nuo jo dangos, kainuoja apie 5000 eurų su PVM arba 2500 po paramos, nes kaip žinoma yra paramos, kurios skatina tiek ūkininkus, tiek gyventojus ar įmonės įsirengti elektrinės. Tai gal galite tada užsiminėti apie paramas ir plačiau papasakoti, ta prasme, kas gali aplikuoti, kokios turi būti, nežinau, ar yra kažkokie atrankos kriterijai ir panašiai, ar čia ateini, laba diena, aš noriu paramos, sako gerai ir jie gauni, tai koks čia tas procesas? Tai verta paminėti, kad mes tiesiog kaip įmonė labai daug su to susidarėm ir dirbam, tai neretai klientas, kuris pas mus ateina, tai jis ateina su noru įsirengti saulės elektrinę, bet kartu ir paskatintas ekonominio efektyvumo, kurį suteikia parama. Tai dažnai mes klientus vedam per visus žingsnius, tai reiškia, pirmas žingsnelis būtų tos paraiškos paramai supildymas, apsisprendimas, žinoma, kokios elektrinės reikia, tos paramos gavimas, užtikrinimas ir po to įsirengimas elektrinės, kaip pavyzdys galėtų būti. Tai vienos paramos, kaip minėjau, skirtas yra fiziniams asmenims, jų riba yra dėja tik iki 10 kW, taip skaičiuojama, kad to užtenka namų ūkiui, o didesnės paramos galėtų būti įmonėms, ūkininkams, žemės ūkio bendrovėmis iki 500 kW elektrinės statybai. Tai tos paramos vis kas metus atsikartoja, kaip tik viena neseniai pasibaigė, bet tikimės, kad bus sekančios tiek elektrinėms, tiek kaupikliams, kurie irgi jau ateina į mūsų namus. Dabar toks, žinot, klausimas iškilo, dabar pagalvojau, grįžtant prie tų namų ūkių ar individualių namų, ar ten, tarkim, miestas esančių kažkokių pastatų, ar yra kažkokie ribojimai tiem pastatam, nežinau, ar kažkokių dar papildomų reikia leidimų, nežinau, jeigu aš, tarkim, fantazuoju, gyvenu senamiesčio kokioj zonai, ar kažkiek turi būti papildomi leidimai, kad man leistų tenai, nes tikrai nėra, kad sugalvoju ir pasikabinau aš tą kažkokį, nežinau, elementą. Taip. Tai šitoje vietoje konkretų turim pavyzdį su senamiesčiu. Mes esame iš Kauno, tai Kauno senamiestyje turėjom norą įrengti elektrinę, tačiau susidurėm su tuo, kad reikalingas statybos leidimas. Tai bet kuriuo atveju skaičiuojam elektrinės atsiperkamumą po jos įrengimo ir dažnai atsiradus tiem papildomam kaštam dėl statybos leidimo, elektrinė tampa dažnai per brangi. Tuo labiau, kad jos efektyvumą ir modulį išdėstymą ant stogų riboja, vadinkim, architektai, kurie turi duoti leidimą, kad darom taip, o nedarom taip, kaip jums reikia. Tai va šitoje vietoje dažnai turim apribojimą, tarkim, senamiestį. Bet jeigu mes kalbėtume apie kitas vietas, tai gyvenamieji sklypai, miestai, kaimai, vienkiemiai, nesvarbu, tai tokių ribojimų ten nėra. Iš principo, saulės elektriniai ant stogo arba ant žemės, iš principo reikalingos yra tik tai ESO sąlygos, kad būtų leidimas paduoti į tinklą. Na, o jeigu elektrinė yra didesnė, berods 200 kW ant žemės, reikalingas tuomet jau statybos leidimas. Virš 100 kW iš tikrųjų statybos leidimas reikalingas ant žemės, ant stogo tokių momentų jau nėra. Jeigu tai nėra senamiestis ir kažkokia vizualinė tarša, tai taip nėra. Stogai visai, vadinkim, tik tai, tada darom stogo ekspertizę, ar ne? Ir tokį apkrovą gali laikyti tokios konstrukcijos. O nuo 100 kW ant žemės jau statybą leidžiantis dokumentas būna reikalingas ir mes taipogi tuo pasirūpinam. O tarkim, aš sugalvoju, kad aš jau noriu tą elektrinę įsirengti, tai kokie mano namų darbai, kad ir prieš kreipiantis į jūs ar į kitą įmonę, ką aš jau turiu pats būti jau įsivertinęs, pasidaręs, koks tas visas procesas, nes vis tiek neteisi šiaip, nes norisi rezultato greičiau. Taip, galim irgi truputėlį retrospektyviai pagrįžti, kadangi elektrinių statybos paslaugą tiekiam ne pirmus metus, tai dažnai pirmaisiais metais ateidavo žmonės, kaip ir sakot, nežinodami, kreipdavosi ir konsultuodavom. Dabar žmonės daugiau mažiau nori būti pasiruošę, apsisprendę, kur kas galėtų būti. Šitoje vietoje galim pabrėžti ūkininkus, kurie būna savo valdose,
mato tą saulę nuo ryto iki vakaro, mato, kurie stogai yra perspektyviausi ir turi tos sprendimus. Tai jūs galite ateiti visai nieko nepasiruošusi, tai reiškia, mes jūs pakonsultuosim ir priimsim tą sprendimą kartu, arba tiesiog turėdami, kaip minėjau, ESO sąlygas, tai leidimą generuoti į tinklą. Tai nėra čia taip sudėtinga iš tikrųjų, ne? Ateini pasikonsultuoja ir ten tave nuveda. O kiek, pavyzdžiui, trunka laiko, ar ne, nuo tos, sakykime, nuo mano to ateimo iki to, kai jau ar mano kieme, ar ten man ant stogo jau yra aparatas, kuris gamina energiją? Jeigu nėra jokių iššūkių ir elektrinė yra sąlyginai, tegul būna iki 30 kW, ar ne, tai aš sakyčiau, kad tai truktų kažkur apie mėnesį, grubiai mėnesį laiko. Tai reiškia, nuo ESO sąlygų gavimo iki vizito pas jūs kaip užsakovė ir tų sprendimų priėmimo ir įrengimo, kad faktiškai elektrinė generuotų. O jeigu... Dar tik tai papildysiu, su tvirta, žodžiu, kliento užsakovo valia, tai dar ir įrengtumėm greičiau. Dažniausiai vis tiek žmonės dar pasilygina kainas, kas yra normalu ir smagu, kad tai darom, kad jau tas tikrai daug edukacijos įvyko, daug mūsų visų ir partnerių Lietuvoje, kurie dirbam ir vystom saulės elektrinės, atsinaujinančią energetiką labai daug įdėjom visi kartu Lietuvoje, tai žmonės tikrai jau edukuoti, daug ką gali pasilyginti, jau žino, kuris inverteris, kaip dirba ir visas tokias subtilybės, kur tikrai smagu sutikti tokį užsakovą ir jau po 2-3 metų su juo pasikalbėti jau visai kitokiam gylį. O aš dar noriu šiek tiek prie to laiko grįžti. Bet kai parama, tarkim, jeigu aš eičiau su parama, ar ne, tai turbūt procesas šiek tiek prailgėtų, ar ne? Nu, ten kažkokie etapai, ar aš įsivaizduoju, klystu? Prailgėtų tik tai laukimas kompensacijos galutinės, tai reiškia, elektrinė jau stovėtų veikianti, jau realiai generuotų elektrą ir neštų naudą. Tiesiog reiktų palaukti kompensacijos iš agentūros, kuri gali trukti nuo 2 iki 4 mėnesių priklausomai, kurią mes pasirenkame. Turbūt fiziniam namų ūkiui iki mėnesio, turbūt grąžinimas 1,5. Čia jau priklauso nuo agentūros. Jau. Mes sutvarkom tos dokumentus, įkelt, sudėti, ten yra kelios dienos. Taip. Po pastatymo ir po to jau vyksta vertinimas agentūros ir ten gali užtrukti mėnesis, 1,5 turbūt. Tokių pavyzdžių. Ir kiek iš esmės ta pati elektrinė veikia, ar ne? Vis tiek visą gyvenimą jinai neveiks, kažkokia yra, nežinau, efektyvumo garantija, kad ir tada paskui kažką keiti ir panašiai. Tai kaip šitas, kiek laikotarpis? Šitoje vietoje galim pabrėžti tai, kad mūsų tikslas yra įrengti elektrinę kokybiškom medžiagom ir įrangą, kad nereikėtų dažnai grįžti į tą vietą ir kažką taisyti. Be abejo, tam turim servisą, kad tai būtų įgyvendinta, bet taip įsivaizdavome, kad elektrinės gyvenimo ciklas, tai galėtų būti su tom medžiagom, kokias mes tiekiam, galėtų būti apie 15, 20, 25 metai, priklausomai kokia ta įranga yra. Tai pavyzdžiui, modulis po 30 metų, vienas saulės modulis arba tiesiog visi jie apjungti, yra garantija, kad jisai nenusidėvės daugiau negu 87%. Tai reiškia, po 30 metų vis dar bus toksai efektyvumas jo. Ir dabar tikrai labai daug girdim ir čia ir su elektromobiliais, ir su viskuo, ar ne, ir lygiai tas pats yra ir su saulės jėgainėm. Tai ar čia yra tas, sako, ne, mes gaminam ekologiškai, ar ne, tvariai energiją, o ką mes paskui darom po to, kas lieka, ar ne, tai yra tie patys moduliai, ar ne, saulės jie nusidėvi ir kaip mes juos utilizuojam. Yra kažkokie procesai numatyti, kad tai yra tikrai tvaru ir kad nebus paskui ten visi įsirengsim ir paskui bus kalnai tų modulių, kurie, vandenyne kur nors valiosis. Tai jo, šita tema vis labiau ir labiau traukia ir investuotojų dėmesį ir visi jau vis labiau apie tai pradedam kalbėtis, nes begalės tų modulių importuojam ir į Europą, ir į Lietuvoje, ir montuojam, ir jie tikrai, kad ir 25 metų garantiją pačiam produktui turim, bet jie keisis. Tai yra natūralu. Ar sudužę, ar dar keisis į naujesnę kažkokią technologiją, kuri gali ateiti. Šiti ieškomos tos schemos, kiek man tekė domėtis, yra PV Cycle tokia organizacija Europoje, yra Amerikoje dar
asociacija būtent saulės energetikos, kur tų schemų ieškoma, kaip tai perdirbti, kaip tai panaudoti antrą kartą ir panašiai, bet iš principo moduliai, kas sudaro modulį, ne, tai yra stiklas, silicio plokštelė, sidabro yra vario, švino, aliuminio korpusai, ne, tai visos šitos medžiagos tinkamai jas išardžius, apdorojus, perdirbus, tai tikrai gali grįžti antram gyvenimui. O toliau tai tos įmonės kūrėsi ir panašu pagal susidomėjimą tiek iš investuotojų pusės, panašu, kad jos gausiai ateis į Europą ir į Lietuvą ir į Pabaltį. Tai sprendimų tikrai bus. Kur mes juos naudosim, tos varius, tai dar matysim, čia dar sunku pasakyti. Tai mes, žinokit, stebėsim, kad čia nebūtų priteršta. Lygiai taip pat stebėm ir mes. Žinoma, aš čia juokauju. Jūs tikrai, nežinau, dabar tos pastarosius kelis mėnesius tikrai keliavot po Lietuvą į susitikimus su ūkininkais. Tai gal galite išskirti pagrindinius klausimus, kuriuos išgirstate iš ūkininkų. Taip ir mes čia turbūt susidėtume taškus. Nes ko klausia žmonės, tai dažniausiai tą ir nori ir kiti sužinoti. Tai ko klausia, kas aktualiausia? Įvairiausių klausimų sulaukiam ir kaip ir minėjau truputį anksčiau, tie klausimai vis tokie gilesni tampa. Bet pagrindiniai turbūt, per kiek man atsipirks, ar apsimoka, būna tikrai, važiavom per jūsų organizacijos, pristatėm įvairiuose miestuose, tai tie turbūt klausimai buvo pirminiai, tai ar atsipirks, tai tikrai taip. Vėlgi yra dvi dedamosios kainos dedamoji, tai kiek kainuos elektra, tai šito sunku, vadinkim, prognozuoti, bet truputį užsiminiau anksčiau apie ją, apie jos dydžius. Atsipirkimas mes irgi skaičiuom su paramom, tai yra mėnesiai, jeigu paimti tikrai stiprias paramas. Paulius minėjo, kad viena jau baigėsi, kažką lauksim panašaus, matysim kaip toliau, aišku bus, bet būdavo nuo mėnesio 2 atsipirkimas iki namų ūkių ten 2-3 metų. Šiom sąlygom, jeigu tik tai kaina elektros padidės, visai kiti skaičiai ir viskas artėja arčiau. Kas gali būti. Ar jūs ką nors atsimenat? Ar čia jau kolega viską čiupo ir apibendrino? Galim dar paliesti truputėlį kaupiklių temą, nes mes pristatinėjom ne tik saulės elektrinės, bet ir kaupimo sistemas. Tai yra naujas dalykas, nes taip galim sakyti, kad standartiškai daugiau mažiau pusė iš visų klausytojų ūkininkų jau turėjo elektrinės vieno ar kito dydžio. Tai sekantis momentas yra, kaip jas dar labiau įdarbinti, tai kaupiklio įsirengimas. Tai va šitoje vietoje irgi truputėlį pasakojom, kokios yra galimybės tiek techniškai, tiek irgi finansiniai modeliai, kad kaupiklis būtų įrengtas ir įtarnautų ir atsipirktų. Tai gal galite paplėtoti, nes aš nepaklausiau apie tai, tai gal galite ir papasakoti, nes čia irgi yra aktualus dalykas. Tai iš principo, rengiantis elektrinė yra pririšama prie tinklo ir jinai dirba kartu su Lietuvos ESO tinklu, žinoma, priklausomai kokio dydžio. Jeigu dingsta elektra tinkle, elektrinė taipogi turi įsijungti, kad nekiltų pavojus žmonėms, kurie tą tinklą taiso ESO darbuotojams. Tačiau šitoje vietoje gali būti sukurtas vidinis kliento tinklas, naudojant hibridinę įrangą, tai hibridinį inverterį arba keitiklį, kaip mes vadinam lietuviškai, ir automatiškai pridedant prie to dar ir baterijas. Tai reiškia, klientas tuomet turi nenutrūkstamą elektros tiekimą ir kitas dalykas, kad jisai gali tą elektrą trumpais periodais saugoti ne tik ESO tinkle, bet ir savo baterijoje. Tai tiesiog tuomet nereikia mokėti tinklo mokesčių, bet tiesiog susimokėti vieną kartą už kaupiklį ir jo naudotis. Kaip savo generatorių turi principą, ne taip arti. Supratau. Buvo pirminis sprendimas, taip daugelis ūkininkų ir verslininkų pirko generatorius per tą didįjį kainų šuolį. Tai kaupiklis yra dar truputėlį greitesnis įsijungimas, netgi galima užkeisti milisekundėm, jisai persikeičia nuo tinklo padavimo elektros ir iš kaupiklių. Tai kaupikliai
plati tema, jinai ateina į Lietuvą, ateina į Europą ir čia bus vėl daug statysimės kaupiklių, nes tai yra tinklui sveika ir visai atsiperkamumui. Tie, kurie investavo į saulės energetiką, tai yra antras etapas ir tikrai mes savo klientam turbūt visiems statysim ir jau kalbam apie tai ir ruošiamės paramom, kurios ateis jau šių metų, kaip girdim, balandį turbūt. Vėlgi matysim, kaip čia gausis pagal užimtumą agentūrų, bet ruošiamės, įrangas atsirinkinėjam ir vienas iš klausimų irgi apie įrangą būna klientų, tai vat, būtent kokią įrangą man pasirinkti, tai čia labai svarbus momentas, nes tu komplektuoji. Iš tikrųjų tai nėra vienas sprendimas kažkoks, tu komplektuoji modulius, tu komplektuoji kabelius, tu komplektuoji konstrukcijas, renkiesi, inverterius renkiesi. Tai visus šitus momentus mūsų komanda atrinkus, išbandžius, bendravus su gamintojais, bendravus su distributoriais ir tikrai parinkę tokius momentus, kur ne šiandien dienai sprendimą ieškom, bet ieškom, kad būtų sprendimas ir už 2-3 metų, nes Lietuvos tinklas yra pakankamai daug reikalavimų keliantis inverteriams ir saulės, ir visoms energetikos ir atsinaujinančios energetikos rūšim. Tai šitą mes irgi kreipiam dėmesį. Norėčiau dar tokį kaip ir paskutinį finalizuojantį klausimą užklausti. Tikiuosi, tai nenuskambės kaip ir jūsų įmonės reklama, bet jūs taip nuoširdžiai gal pabandykit man pasakyti, kaip žmogui, ar ta prasme, pasirinkti tą tinkamą įmonę, kuri man tą paslaugą ar ne suteiktų, į ką man atkreipti dėmesį renkantis, ar ne, nežinau, fantazuojam, įmonės patirtis, įmonės klientų skaičius, rekomendacijos, akivaizdu čia iš lūpų į lūpas, bet kaip man dėliotis tos taškus, kad atsirinkčiau tinkamą, kad manęs neapsuktų arba negaučiau nekokybiškos paslaugos. Turbūt visada reikia rinktis gyvą bendravimą. Visų pirma, pažiūrėti į akis, su kuo dirbsi, kas tau teiks tą paslaugą, nes paslauga yra ilgalaikė. Vienas yra pastatyti, priduoti, gauti paramas ir visą kitą, pravesti per šitą dalį, kurios ritmika yra greita, bet yra kita dalis, kaip po to prižiūrės, kaip greit reaguos, kaip kreips dėmesį į visus atsirandančius momentus, nes vyksta gyvenimas, visko būna. Keičiasi ir interneto pasvordai, kur po to neprisijungia ir jau nemato programėlių, tai nuo tokių, vadinkim, mažesnių kažkokių situacijų iki pakankamai svarbių, rimtų, kurias reikia spręsti greitai, nes dideli parkai turi didelius nuostolius, jeigu nedirba ar yra kažkaip išsijungę. Tai šitas momentas, kitas momentas, reikia žiūrėti, ką perki, kokią įrangą. Tai čia reikia konsultuotis, reikia irgi turbūt ieškot, kalbėti su visais, bet atsirinkti su kuo draugauti, nes pardavėjai yra visokie. Jie visai pristato ir įrangas ir visą kitą, bet turbūt reikia rinktis tuos, kurie yra gamintojai didžiausi turbūt, turintis patirtį, didelės kompanijos, kurios galbūt nesikeis greitai. Tai vienas momentas, rangovus reikia rinktis ir vystytojus tuos, kurie turi arba gali užtikrinti kokybiškai gyvendinimą, tai ar su savo komandom. Šiuo atveju mes startavom su savo komandom ir iki šiol savo elektrinės darom tik tai savo vyrų pagalba, kurie nuolat mokosi, nuolat kelia kompetenciją ir išbaigė visus projektus atvažiavę, tai iš tikrųjų jie mūsų pirminiai pardavėjai, rekomendacijų gavėjai, nes žmonės mato, kas pas juos atvažiuoja, kaip jie dirba, kokia yra kultūra, kokia etika, kaip bendrauja ir panašiai. Tai va čia turbūt esminiai momentai ir iš tikrųjų galima rasti ir, pavyzdžiui, ir SolarPlant reklamą internete, bet turbūt didžiausia reklama tai yra darbai ir čia turbūt rekomendacijų momentai, kurie keliauja vienas per kitą.
Tai mes padedam, mes ne tik savo elektrinės rengiam, bet turim partnerius, kuriems didžiosios kompanijos, kurios samdo mūsų irgi žmonės, kad pastatytumėm jiems ir džiaugiasi kokybė. Ir vat, turbūt tokie yra momentai, kai įranga, kas statys ir su kuo draugausi. Tai čia iš esmės apibendrinant galima pasakyti, čia vos ne sutuoktinį renkiesi, nes ten 27-30 metų reikės bendrauti, ar ne. Aišku, aš juokauju, bet iš tikrųjų mes irgi kaip su savo klientais kalbam apie, arba būsimais klientais, kaip pasirinkti ten tinkamus partnerius, ar dirbti su mumis, ar su kitais, tai visada irgi sakom, kad yra patirtis, kuri, tarkim, įmonė nedirba 1 metus, aišku, jos irgi užauga, bet pradžiai vis tiek yra patikimumas. Patirtis, turbūt kaip darbuotojai, ar ne, darbuotojų kiekis, ne vienas žmogusgi turėtų viskuo rūpintis, ar ne. Ir turbūt gavus tos visus pasiūlymus susidėti ant stalo ir labai atidžiai paskaityti, ir kas yra dar po žvaigždute greičiausiai, nes vis tiek tai yra sprendimas, ne vienadienis, tai yra irgi tam tikra investicija ir tu nori, visi nori to geriausio rezultato. Iš tikrųjų, nereikia bijoti jaunų kompanijų, bet tiesiog reikia kalbėtis ir susitikti gyvai ir pamatyti, nes kompanija yra žmonės. Tai didelių kompanijų žmonės atrodo vienaip, mažesnių atrodo kitaip ir turbūt visada reikia ieškoti to aukso viduriuko, bet per bendravimą, per gyvus susitikimus, per dėmesį, kurį tau rodo ir panašiai. Galima pastatyti elektrinę ir pasirašyti sutartį net nemačius to objekto. Tai tada atvažiuoja rangovai ir sprendžia visus klausimus, kurių nebuvo numatyta, arba kaip tiesiog Paulius važinėja, žiūri į visus objektus ir aš važiuoju ir į kažkokius didesnius ar verslo klientus ir pirmą nutinka matymas, kaip turėtų būti, tiesiog gilinės į situaciją, į poreikius ir randi tą aukso vidurį, bet tik tai kalbėjimo, bendravimo būdu. Ačiū. Iš tikrųjų buvo labai informatyvu, tai aš labai tikiuosi, kad mūsų žiūrovai, kai rinksis tiekėją, pagalvos ir apie jūs, tai tikrai kreipkitės, skambinkit, bendraukit ir tikimės, kad jūsų namuose ar ūkiuose daugiau energijos bus pagaminta ekologiškiau. Thank you.